Mano žemiausias pareigas buvo geležinė divizija. Geležinė, aš šitą žinau. Arčiau. A tu dalyvavai, tai tu pasakyk, kaip sunku buvo kariauti. Aš galiu pasakyti, mano tėvas nuo Balaknos atėjo iki O pat tai jūs du geri. Tai sunku buvo, be abejo, kad sunku buvo. O kaip aš? A kaip sunku buvo? O taip? Todėl, kad Šiauriai ir sniegas, ir kulkas, ir viskas. ir visko buvo, ir kalba buvo sunku, ne visiems suprantama. Teisingai. Ir, reiškia, mokslo trūko. Pirmieji buvo pašaukti ir to jau parodė, ne visi mokėjo tą spilą atidaryti šautuvą. Arba prie pabūklo atsistoti prie. Parodė tik tai kaip šauti. Ir pirmin. Pirmin, a nežinant. Tik tai šaukia. Batarėja. Agon! Agon! Ir viens vadas tik spėjęs su vėliavėlė mojo, tik tai iššaukdavo. O taip ir buvo. Teisingai. Bet ėjo. Jo. A užsienas nebuvo. Ne. Čia mano tėvas dalyvavo, mano tėvas 16 divizijų. Aš tik prisimenu, kai užėjo Aš žinau, jis tankai, pasakojo, tai sakė, za rodinų, za Staliną. jis pro Šiaulius atėjo, paskui jis ten, aš Plungėj tada buvau, man 4 metus, tai atvažiavo ant arklio balto atjojo pas mane. Aš 4 metus tėvo nemačiau. Laukiau, kada sugrįžt tėvas. Ir dabar tapau okupanto duktė dabar. Aš tai bačiau. Todėl aš labai myliu visus karo dalyvius ir dalyvauju, ir kiek galiu, ir lankau karo dalyvius, ir laidojam, ir džiaugiamės viskuo. Pravilna, o tu šitą tai reikia pagerbti. Mylim mes visus. Va. Ne, seno tėvas. Василий, дай мою гвоздику, дай. Василий, Ну, пойдем, дай мою гвоздику. время кончается. Вечная память. Вечная память погибшим, а мы как-нибудь. Пролившим кровь и пот. Да. Мотишь, скажи, ветер. Dabar duokim žodis. Я читал про 16-ю литовскую дивизию, что за период, когда она уже воевала, а это был, наверное, февраль 43-го года, когда они впервые начали участвовать в боевых действиях. С февраля 43-го по май 45-й более 14, около 14 тысяч воинов получили ордена и медали. И среди них было 12 героев Советского Союза. 12 героев Советского Союза. Герой Советского Союза получил разведчик в Раритенос, Ушпалис артиллерист.